Iki visi, šiandien nusprendžiau lipti į bokštą, kuris yra panašus kaip televizijos bokštas. Tai įsvačiau prie pat stovėšio. Ir pirmiausia, ką padarysiu, tai užsimėsiu pirštinės, nes po to mama tai mane tai išmuš, kaip susirgsiu. Neką vadovau, pirštinės susimetu. Na ir ką žinau, galima pradėti. Pirmiausia, ką padarysim, tai reikia perlipti. Čia šitas, bet labai šlapias, karočią, eina grotelės. Jo. Tai karočią, perlipau. Ir ką, palinkėkit sėkmės. Yra sunku lipt, kai yra šlapia visur ir dar rūkas visiškai. Užlipau. Net pusės beveik neužlipau. Biškį atsikvėpsiu ir toliau lipsiu. Nu ką, galim toliau pradėti lipti. Yra pusė bokšto pasiekta. Liko dar tiek pat, bet nu nahui. Rūkas nieko nesimato, lyja purškia. Užtat žinosim, kiek užlipau. Važiuojam toliau. Variantas, kad dabar man labai gerai ryšį gaudo. Nes čia, man atrodo, yra ryšio bokštas. Ir lipam toliau. Matome, kad va toj vietoj yra laidas tarp kopėčių. Tai reikės tik nepaliesti, nes blėt, bibi, kas čia bus tada. Tai perlipsiu kažkaip. O taip tai jaučiuosi gerai, baimės kaip ir dabar nėra. Iš pradžių buvo taip kaip ir, o dabar yra tik tais baimė, kad policija kokia neatvažiuotų. Ir jei neatvažiuotų, tai labai gerai bus, nes ten toliau matomi namai šviečia. Tai jo.
Shit, kiek? Beveik pusė. Yra labai sunku lipti, kai yra šlapia. Ir laidai va tokie įsikišę ant šonų. Ir taip reikia pailsėti. Tai drevo kojos jau dabar jau, nes labai sunku kvėpuoti ir adrenalinas sukilo vėliau čia. Tai čia jau labai mažai matom liko. Tai jau čia paskutiniukai kopėčius paskutinės. Pasakiau. Viršūnė. Pasiekta viršūnė. Daug nėra kur lift. Dangus, čia paskutinės kopėčios. Jeigu norėtų kažką įžiūrėti, tai visiškai niekas nesimato. Nežinosi, kai kažkas pravažiuoja. Nesimato net švieselės. Tai jo, dabar lipsiu žemyn, tada nieks atvarė. Nulipsiu apačion, tada ir susitiksiu. Paskutiniai žingsniai. Ir jau žemė. Aš vėl ant žemės. Tik reikia, bet pralyst. Čia kažkaip. Opa. Tai ką, įvykiau bokštą. Dabar noriu toliau nuo bokšto biškiai greičiau, nes nežinai kas atvažiuos, nes nesimato per rūką, nes viršui buvau ir visiškai nesimato nieko. Tai čia tas plius minusas, vai būtų šviesų ir matytųsi, blet, tada būtų gal ir geriau, bet ne, blet, slidu nafui, tešlos, tai čia jau pizdėts. Niekam nepatarčiau lipti į bokštą, kai yra beveik tamsu, šlapia ir dar rūkas. Nes, pavyzdžiui, dabar aš matau bokštą, bet paėjus toliau nesimato. Tai jo, tai ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitam vlogė. Davai, braškis.